šituo keliu, kad dabar važiuosiu, nesu važiavęs. Nors kažkaip turiu vieną filmuką apie Plimutą. Nėra gal ten tiek tų pagrindinių gatvių daug ir ten... Nu, ne tam esmė, kad pravažiuosi, bus kažkokių naujų vaizdų ir bus gal galim tikslesnį vaizdą susidaryti, ką čia rodo TomTomas šitas naujas. Vienu žodžiu, ką aš čia įvedžiau parametras. Parametras įvedžiau, kad nebūtų galima važiuoti skalduoto keliu, kaip čia, kelias dengtas skalda. Nu, nesvaltuoti keliai, vienu žodžiu. Mokami keliai yra įtraukti, nes firma mūsų vis tiek apmoka mokamus kelius. Mes važiuojam ir mokamais tiltais. 6 € emisija, tai galim ir į centrus, kur važiuot. Tas Bristolis jau dabar centras yra apmokestintas, nu, žemos emisijos zona vadinama. Tai va, tai pravažiuosim, kiek čia man važiuoti iki kliento, 17 minučių, gal neprailgs labai. Čia tipo kaip ir Plimutas dabar skaitos, bet aš galvoju, ar čia yra pagrindinis kelias pravažiuotas. Ne, dar nėra. Tas, kur šalia Plimuto, išilgai Plimuto, čia eina link mokamo tilto į Kornvalį, jeigu važiuoti iš Plimuto pusės. Tai va, pabandys kažkaip aš čia tą ranką palenkti, kad vaizdas geresnis būtų. Jeigu matysis, tai matysis, valiau tada. Kažką naują ir aš pats pamatysiu. O kodėl aš pasirinkau čia važiuoti, yra važiavimas tas, tipo, kelias su dviguba juosta, bet laikas gaunas tas pats, nu bent man taip TomTomas parodė tą patį laiką, bet 12 km per miestą arčiau. Per 12 km. Per 14 gal net. Nu tai galvoja, tipo, valdžia čia bus gal biški laiminga. Sutrumpinsiu šiam kilometražui. Tai ant laiko dar galvoja, gal ten kokį porą minučių dasidės vis tiek. Šviesoforais, gal dar kas nors išsidegs. Na ir pažiūrėsim. Nelėksiu čia labai daug. Biški ir balus noriu pasikelt. Balus važiavimą. Keep right. Ai, gerai. Galėtų nieko nesakyti šitoj situacijai. Galėtų sakyti stay on main road. 11 minučių, 16 minučių, matai. Nu, važiuoja per miestą, bala nematė. Aš, tai žinau, man, sakau, TomTomas rodė tas pats laikas per miestą trumpiau. Tai va. Pustatėlis kažkoks apmusijęs jau. Ai, dar dėl blemba liežių spinas. Dėl pačio garsiakalbio garsumo. Man atrodo, nebandžiau viso garso šitam naujam įrenginį, bet ant tų pačių garsumo procentų, ant to pačio parametrų pastatymo, man atrodo, senoji navigacija, jinai biškai garsiau šnekėdavo. Nu, bet gal čia taip padaryta, gal jie čia taip suprojektavo, gamintas, ta prasme. Neskaityčiau kaip už minusą ar už trūkumą šitoj situacijai, bet vat skirtumą pastebėjau. Tai va. Gal neužsirausiu, kur nors neturėčiau šį. TomTomas, kai instaliavos, kažkodėl užkrovė 16 GB žemėlapį iš karto. Biškį tas nustebino. Ką dar jie čia?
Nu va, red light kamera, šitas senoj navigacijai nebuvo, anksčiau nesakydavo taip. Rodydavo, tipo, kad šviesoforo kamera, nu jo, šviesoforo kamera, ne greičio, bet šviesoforo kamera stovi, bet čia yra žodinis pasakymas jau, kad raudonos spalvos kamera, nu taip, šviesoforo kamera tebūnie. Ir dar vat apie žemėlapį atnaujinimus, jie čia tipo kaip ir nepasižada, bet jie rašo, kad čia vos ne kas savaitiniai žemėlapį atnaujinimai bus. Šiaip tai nesiginčia, gali būt, nes aš šitą navigaciją šiandien sekmadienis, prieš 3 dienas, ane, nusipirkau. Penktadienį atsiuntė, ne penktadienį, ketvirtadienį atsiuntė, ketvirtadienį aš jį iškroviau, susiinstaliavo žemėlapį, o vakar buvo šeštadienis ir man parodė atnaujinimą 1,9 GB. Tai nežinau kodėl toks kiekis ir kas čia buvo, bet tebūnie, jeigu tik tais į kokybę, į šitą patogumą, tai gerai, bet ar nebus taip, kad vieną dieną reikės kokios atminties kortelės ten su kokiu 60 gigų papildomai. Bus matyti. Tai va, Sidžikas vis tiek jisai kažkodėl... dabar jau viskas, jau nuo čia jau perskaičiavo, kad reikia tiesiai važiuoti. Dar bandys ten apsukti. Sidžikas, aišku, be esamo eismo parodymų, be kamščių, ta prasme. Ir vis dėlto norėčiau pasakyti, kad TomTomu labiau pasitikė. Jeigu važiuočiau į kokią nežinomą vietą, tai būna. Praveda Sidžikas kartais geriau, bet labiau pasikliaučiau. Ta prasme, važiuojant su Sidžiku biškai nejaukiai jaučiuos, va taip pasakysiu. Nieko nepadarys. Bet tai nereiškia, kad Sidžikas niekam tikės. Ne tam esmė. Sidžikas kartais nori vesti siaurais keliukais, ten įmanoma pravažiuoti, viskas tvarkoj, bet aš kartais galvoju, kad geriau gal ten ratą apsukti, nežinau, tipo ne ratą, bet kokią kilpą, ten 5 ar 10 kilo, bet likt ant pagrindinio kelio, nes dar vienas dalykas, kas yra, nemokau pasižiūrėti alternatyvas Sidžike, kai maršrutas yra suplanuotas. Iš pradžių, kai suplanuoji maršrutą ir paleidai naviguoti, jisai parodo ten 1, 2, 3 kelią gali pasirinkti. Bet kai pradedi važiuoti, kelyje alternatyvos, nežinau, ta prasme, gal neišsinagrinėjau, kažkur gal ir yra galimybė, bet TomTome daug paprasčiau ir daug patogiau, va taip sakykim. Čia taip autobusų parkas kažkoks gal. Jo. Būna ir tai. Namukai tokie. Victorian style. Čia pas juos taip vadinas. Kai atvažiavau į Angliją, teko pagyventi porą mėnesių tokia tipo name. Tai 3 kambariai gan dideliai yra, vienas tai labai mažas toks, o vieną nežinau, nes gyvena kitas žmogus, tai vidų nesileido. Nu, va, čia fiksuota greičio kamera bus turbūt, jo, dešiniai pusėje matau dabar. Čia kamera.
noriu tikėti, kad baterijas užteks man, kol davažiuosiu iki... O ten pačiam gali nebus ką filmuoti iš tikrųjų, bet va čia šitas pats pagrindas, va dabar, kur važiuoju, man čia įdomiausia. Neteko čia važiuoti. Bažnyčios varpinė ant stogo, ką čia padarė. Nežinau, ar pataiko į kadrą, gal matas. Savotiškai kažkaip atrodo. Tai va, ką dar jums čia papasakot kolektyvas? Scania. Jo, kaip vienas mano tautietis sako, griekas būtų lyginti Scania su Mercedes. Aš vairavau čia Anglijai Scania, bet jinai senesnė tokia buvo ir keli metai atgal. Bet jeigu žiūrėti šitos paskutinius metus, tai tų pačių metų, tų pačių technologijų, panašių technologijų gal, taip sakykim. Jo, jisai sako, griekas būtų lyginti Mercedes su Scania. Aišku, Scania geriau. Ir viduj šitos visos detalės, plasmasės kokybė. Gal Mercedeso, va, šito, kur su kameram, beveidrodinis, kaip jis vadinas. Ta panelė, ta tabletė, jinai gal yra su didesnė informacija, platesnė informacija, bet šiaip realiai tai, nežinau, užtenka tos informacijos ir čia parodymas, nežinau, taip kažkaip atrodo. Geriau ir tyliau kabinai, garso izoliacija geresnė. Šildymą, ką jie čia padarė, nebėra ten tų skaičių, anksčiau būdavo skaičiai, ten iki, neatsimenu, iki 15, iki 12 gal. Nebėra, dabar jie padarė jau normalią tą temperatūrą iki, nežinau, iki 27, 28 pagal Celsiją. Lembai čia. Ai, gerai važiuoja, galvoju, kad biškinį iš tos juostos, šitas matytas jau. Aha. Jo, šitas matytas, šito žiedui esu apsisukęs, čia važiuodavau praeitam darbę pas tokį vieną klientą. Šita atkarpa yra, jinai nufilmuota jau. Solid film čia jie. O nėra retarderio, dvi padalos šito variklio stabdžio, nežinau kaip iš čia vadinas, nelaiko, nuo kalno važiuojant tikrai nelaiko ir jo labai trūksta. Tai nežinau, ar čia firma pataupė ant pinigų, ar tokia komplektacija tik tais buvo, bet čia minusą duodu šitai. Kolonėlės neblogas, garso kokybė nebloga, jos kad ir dvi, bet neblogai jos. Šiaip negaliu per daug skūstis. Ir viskas. Ką dar apie Scania? Ai, teka su 500 važiuoti, šitą, kur dabar važiuoja 450. Nežinau, arba pridusino jie tos arklius, bet labai aš didelio skirtumo nepastebėjau. Skirtumas turėtų būti didesnis, aš galvoju. Bet kažkaip įdomiai. Tai va, o ką apie Plymouthą? Čia biškį lendam link pakraščio jau. Toks tas Plymouthas, nežinau.
Ocean City. Miestas ant okeano kranto, taip čia pagal anglą skaitytis. City tai, nu, tipo, kaip Vilniaus miestas, ne? Kauno miestas, ne koks ten Alytus ar ten Prienai. Miestas, ta prasme, miestas Prienai, bet miestas turiu meni kaip didmiestis, jo? Tai va čia, tipo, tas miestas, jau tas didmiestis ant nu, prie okeano, prie vandenyno, ne okeano, ką aš sakau, ant vandenyno kranto. Nes daugiau tų didmiesčių kaip ir nėra, jisai į Kornvalio pusę čia toks paskutinis, Exeteris, bet Exeteris ne ant jūros kranto. Londonas ir tas ne ant jūros kranto, ant įlankos, net ne ant įlankos, jisai prie upės. Edinburgas ne prie vandenyno. Yra tai čia to miesto, bet Plimutas skaitasi prie vandenyno kranto. Vandenyno krašto. Va. Tai va, kiek čia man liko? 5 minutės grubiai iki mano išsikrėjimo vietos. Jeigu jau batarkė numirs, išsikraus, tai jau faktiškai nufilmavau, ką norėjau nufilmuoti. Nepasakyčiau, kad čia buvo labai sunku pravažiuoti. Aišku, gerai, kad čia važiavau, o ne aplinkelio. Ir dėl kontento, ir vat biškį miestą pamačiau. O šiaip tai... Nu, sutaupiau 1 kilometrą. Tai va. Nežinau, bet toks miestas nejaukus kažkoks toks. Čia senas pastatėlis. Tokių žiaurių šiukšlynų nesimato, bet nu, neturtingas miestas, o taip pasakyčiau. Čia turėčiau persirikiuoti į kairę pusę, bet mašina užlindo. Gerai, tegul važiuoja, jinai protingesnė už mane. Čia spėsiu per žalią. Žalia. Būčiau atvažiavęs iš kairės pusės, kur ta raudona mašina stovi. Jeigu būčiau važiavęs aplink. Persirikiuojam mes čia. Spaudžia mane mašinas. Čia vieną praleidai, lindau dabar. Žalia. Aplink Plymutą, pačiam Plymutą irgi yra kur sustot. Yra pora šitų industrinių zonų, tai labai norint įmanoma tikrai atrasti. Bet kiek čia tos ramybės, o čia yra vagiukų, tai nežinau, nepasakysiu. Iš tikrųjų, vienkart miegojau Plymute, bet man pasisekė sustoti prie tokios parduotuvės. Bakas buvo prie sienos prispaustas, tai prie bako buvo neįmanoma prieiti. Aš tada buvau tuščias. Tai aš pasakysiu, kad aš ramiai miegojau. O šiaip tai... Viską gali būti. Nu tai va, tai kol kas gal kolektyvas, man atrodo, iš šito epizodo, nes jau nebetolė man čia važiuoti. 2 minutės, minutę gal. Važiuoju iki žiedo, apsisuksiu, nes reikės paskui čia kairė bus. Kai apsisuksiu, bus vis tiek kairiai man. Ir būsiu atvažiavęs pas kitą klientą. Tai ką kolektyvas, kol kas tada? Iki sekančio ir čiau.